Nežinau, šiaip turėčiau galbūt jausti, kai žiemą lyg tai reikia vyti, bet akivaizdu, kad jie turbūt reikia prisišaukti prieš vėją. Bet šiaip tai žiemą reikėtų vyti. Kaukės aš matai pardavimų daug nedarau, parodai daugiausiai. Tarkai ir kaukės, tarkai tokius. Pats dabar Vilnietis. Tai aš Anykščių rajono. Tokia va. Lietuviškosios užgavėnės yra archaiškesnės, išlaikiusios yra daug visokiausių papročių, ne vien tik kokios eisenos vaizdas, muzika ar ten judesys, bet yra ir tam tikras simbolis, tam tikras ritualas, pavyzdžiui, kaip ir tas morės sudeginimas, tos žiemos dvasios įsikūnijusios į tą moterį. Taigi čia irgi kartu su ja sudega ir visos tos žiemos bėdos. Kaukės kaip yra, taip, tiesiog iš kaukių galim spręsti, ar pasislėpti už jos, ar tiesiog parodyti, kokie iš tikrųjų esam. Ir va tiek, ir labai įdomu, kaip kaukės matyti iš tikrųjų. Ja, jeg tror altså, at det er fantastisk vigtigt, at man netop inviterer til et fastelavn. Fordi fastelavn, det er så utrolig vigtigt, at vi får mulighed for at blive en prinsesse for en dag. Blive ung, at blive smuk, blive gammel, blive en trold. Det er meget, meget vigtigt, at vi kan jage ånderne ud. Det er forår nu. Here comes all the springtime. Jeigu jūs liukite. Tai va, klausus. Sulaikymą. Kas? Man nėra nieko, kad... Ir! O! Rungtynės atrodo gauna į kaulus. Geriau! Ar norite, kad būtų mažesnės? Žiema! Žiema! Atsitraukim, vaikai! Padarykite vietą. Ne tik nebus sniego, bet ir kainos visos nukris, nes be žiemos daug kas praranda didelius pinigus ir pelną. Gražu, viskas labai gražu, gražiai suorganizuota. Vaikui labai patinka, viskas puiku, geras oras.